Įsivaizduok, pasikvietei savo draugus ar draugės, 20 žmonių grupę į svečius šventinių pietų. Kad išvengtumei nemalonių nutikimų ar nesusipratimų, pasidomėjai apie jų mitybos įpročius. Atlikus trumpą apklausą, paaiškėjo, kad keli iš jų yra alergiški daržovėms, keli netoleruoja laktozės, kelios vegetarės, 2 veganai, o vienas iš religingos šeimos, kuri nevalgo kiaulienos. Dėl tokios mitybos įpročių įvairovės sutrikai ir pradėjai galvoti, kaip suderinti visų interesus ir kartu gerbti kiekvieno poreikius bei ypatumus. Manai, kad neverta suruošti 20 skirtingų patiekalų. Geriau paruoši vakarėlį švediško stalo principu. Skirsi šiek tiek laiko minčių vietoje apie tai, kokių produktų tau reikės, kaip paruoši vakarėlio erdvę, kad visiems būtų patogu pasiekti tai, kas skaniausia. Tokio renginio metu išvengti situacijų, kuomet svečiai, pavyzdžiui, žvilgčios į kitą lėkštę. Juk kiekvienas galės pasirinkti tai, ko nori. O tu tuo tarpsniu jausiesi ramiai ir galėsi atsipalaiduoti bei praleisti laiką su savo draugais. Ši istorija mus moko, kad tarp šventinių pietų ir švietimo yra daug paralelių. Visų pirma, į vakarėlį ir į klasę ateina skirtingų poreikių vaikai, kurie turi savitas asmenybės, savitus norus bei jiems priimtinus mokymosi būdus. Tad mokytojo pareiga tampa suorganizuoti tokį mokymąsi, kuriame mokinys galėtų tapti atsakingas už savo asmeninį mokymąsi, taptų savotišku savo individualaus mokymosi ekspertu. Toks mokymosi būdas padeda mokiniui geriau pažinti savo asmenybę, atrasti savo tobulintinas vietas bei susipažinti su savo stiprybėmis, savo asmenybės unikalumu.